Šiandien sveikiname su Jolanta Šindeikienė, Lietuvos Reiki asociacijos vadovė. Ir Jolanta šiandien mums papasakos daug labai įdomių dalykų apie Lietuvos Reiki asociacijos sukūrimo istoriją, misiją, viziją ir visus kitus įdomius dalykus. Labą dieną, mėlyjeji. Papasakokite, kaip gimė Lietuvos Reiki asociacija, kaip prasidėjo jos veikla ir kokie buvo pirmieji žingsniai. Reiki asociacija gimė, aš turbūt nepameluosiu, prieš gerą 10-metį, nes mes susirinkdavom Reiki meistrai mokytojai į tokius susitikimus, sakykime, papraktikuoti, pasikalbėti, ar ne. Ir prie vieno susitikimo prisijungė ir dabar jau amžinatilsį akademikas Brėdikis. Ir tuomet truputėlį pradėjom kalbėti, o galbūt reiktų įkurti ir organizaciją, nes mes turim daug visokių minčių, ar ne, reikia jas tiesiog įkūnyti. Tai tuomet ir gimė pati idėja per tuos susitikimus, tai kad reikia įkurti organizaciją. Bet jinai taip ir liko kaip idėja, kaip sakoma, reikia ją truputėlį suvirškinti, palaikyti, tačiau tuo metu, tai buvo kažkur tai 2016 galbūt metai, panašiai 2018 tas laikotarpis, kai buvo Lietuvoje dirbama ties netradicinės medicinos įstatymo projektų. Ir man teko dirbti taip pat darbo grupėje Sveikatos apsaugos ministerijoje. Buvo galvojama, kaip reiktų iš tikrųjų įteisinti ir licenzijuoti papildomos alternatyvios medicinos veiklas įvairias, ar ne? Ir dėliojosi viskas pakankamai pradžioje neblogai, ar ne? Ir po to vienu momentu atsirado tokie pertekliniai reikalavimai ir gavosi taip, kad iš to, kad įstatymas palengvintų veiklas praktikams, tai atsirado daug tokių suvaržymų, ar ne? Ir tuomet buvo tokia priimtas sprendimas tarpe Reiki praktikų, kad mes tikrai neįsime į licenzijavimą dėl to, kad mes nesame ir nenorime priklausyti papildomos alternatyvios medicinos grupėms, kadangi tai yra daugiau dvasinė praktika. Kad atstovėti šią poziciją, mes pagalvojom, kad dabar ir pats laikas ir savo ankstesnius tikslus įgyvendinti. Iš išorės susidarė sąlygos, kai mes jau turėjome tai padaryti. Tam, kad būtų dialogas, o visada dialogas yra geresnis su valstybinėm institucijom, kai yra juridinis asmuo. Taigi, 2018 metais, gegužės pabaigoje, buvo įkurta Reiki asociacija. 3 steigėjai mes esame, tai aš, po to Sigitas Povilaitis ir Virginijus Mūsų. Tai taip, kad šiais metais yra jau 7 metai, kaip yra įkurta Reiki asociacija, kuri 2023 metais tapo Lietuvos Reiki asociacija. Tai reiškia, kad mes pradėjome veikti platesnių geografinių principų ir gavome Lietuvos vardą. Kokia yra pagrindinė Lietuvos Reiki asociacijos vizija? Kokį vaidmenį jie atlieka Reiki bendruomenėje Lietuvoje? Lietuvos asociacijos vizija, tai yra mūsų pradinis toks tikslas ir buvo kuriant Reiki asociaciją, kad tapti Lietuvos vienintelė Lietuvoje Reiki asociacija, kuri užtikrintų kvalifikuotą tradicinio Reiki metodo perdavimą remiantis Reiki metodo standartų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes esame sukūrę Reiki metodo standartą, aprašą, remiantis būtent tradicinio Reiki praktiką. Ir tiesiog ten yra labai platus pagal apimtį dokumentas, kuriame yra įrašyta visa istorija, metodo pats aprašas, kaip reikia atlikti, kokiom sąlygom, kokie yra moksliniai tyrimai Reiki metodo atlikti pasaulyje. Tikrai tų tyrimų yra labai daug. Ir kuo remiantis buvo atlikta, reiškia, tai iš vienos pusės yra dvasinė energetinė praktika, iš kitos pusės, kadangi tai yra poveikis
sakykime, gal subtiliesiam labiau kūnam žmogaus, tačiau vis tiek įvyksta savireguliacija organizmo ir persiduoda poveikis ir fiziniam kūnui, reiškia pagerėja savijauta žmogui, pagerėja gyvenimo kokybė ir tai padeda žmogui atsipalaidavus turėti geresnę gyvenimo kokybę, ar ne? Tai va, tai visas tas aprašas yra, reiškia, kokie reikalavimai yra kvalifikacijai, reikia praktikui ir būtent pagal tą standartą mūsų vizija ir kurios mes siekime, reiškia, kad mes galėtume vykdyti kvalifikacijos vertinimą, ką dabar jau ir pradėjome daryti. Kokia Lietuvos Reiki asociacijos misija? Ką norite perduoti tiek Reiki praktikam, tiek visuomeniai? Misija yra sutelkti Lietuvos Reiki bendruomenę, kad būtų išsaugota ir perduota Reiki tradicija. Tai yra labai svarbi misija iš tikrųjų. Dėl ko? Dėl to, kad iš tikrųjų Reiki yra labai paplitusi, Reiki metodas labai paplitęs visame pasaulyje ir sparčiai plinta ir toliau, ir Europoje, ir Lietuvoje labai sparčiai plinta šiuo metu. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Reiki metodas yra perduodamas ir yra tradicinis Reiki metodas, tačiau galbūt ne visada taip tiksliai, nes nėra vienos unifikuotos sistemos, nors jinai yra Japonija, iš kur yra kilęs Reiki metodas, tačiau kol, žinot, ateina žinios iš Japonijos ir dažniausiai per Ameriką, nes pirmiausia iš Japonijos buvo daug žinių perduota į Ameriką per mūsų mokytojo Mikao Usui mokinius. Ir po to tas kelias vėl į Europą ir iš Europos į Lietuvą, taip kad atsiranda tam tikrų, įneša kiekvienas mokytojas savo kažkokį požiūrį ir kai kuriais atvejais tai galbūt yra neblogai, kai kuriais atvejais tai yra nukrypimas nuo tradicinio Reiki. Tai bet mūsų tikslas yra, kad būtų, reiškia, sutelkus bendruomenę per mūsų asociaciją ir būtų per būtent tą Reiki metodo aprašą, metodo standartą, tradicinio Reiki metodo standartą, būtų laikomasi kiek įmanoma daugiau Reiki tradicijos metodo ir nebūtų pridedama kitų praktikų, kurios nėra Reiki praktikos. Kokie yra pagrindiniai Lietuvos Reiki asociacijos tikslai? Kokiom veiklom asociacija šiuo metu skiria daugiausiai dėmesio? Asociacijos tikslai ir buvo suvienyti asmenis, kurie būtent praktikuoja pagal Reiki Usui Shikiri-Yoko natūralią sistemą, kuri vadinama Reiki metodu. Propaguoti visuomenį, kuri dar nepažinusi su Reiki metodu, tai būtent propaguoti šį metodą, sudaryti palankės sąlygas asociacijos nariams, praktikuoti, užsiimti Reiki metodu kaip profesinė veikla. Rinkti, kaupti, apibendrinti informaciją, tame tarpe ir mokslinę informaciją apie Reiki metodą ir siekti Reiki metodo pripažinimo visuomenėje. Aš kalbu ne įteisinimo kaip tokio licencijavimo, tiesiog pripažinimo, kaip papildomos praktikos, kuri galėtų palengvinti žmonėms, tiesiog palengvinti ir pagerinti gyvenimo kokybę. Ir nustatyti pagrindinius Reiki metodo principus ir užtikrinti tinkamą tos praktikos tolimesnį vystymąsi ir koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti bei ginti jų interesus. Aš perskaičiau šitus tikslus iš mūsų Reiki asociacijos įstatų, kadangi manau, kad tikslumas šiuo atveju labai reikalingas. Kaip asociacija prisideda prie Reiki praktikos kokybės ir profesionalumo užtikrinimo Lietuvoje? Tai būtent per šitas mūsų ir tikslus, kaip minėjau, vizija, misija, viskas eina į tą pusę, kad mes norim tapti kaip ir visos paslaugos, kad Reiki praktikai teiktų kokybiškas paslaugas ir kad klientai gautų kokybiškas paslaugas. Taigi, kas šiuo metu yra daroma ir kas yra atliekama, tai būtent vienas iš tikslų, tai reiškia yra, kad būtų teiktos kvalifikuotos paslaugos, tam mes esame sukūrę kvalifikacijos vertinimo tvarką šiuo metu. Ja kaip tik ir paleidinėjame, kaip tik yra šie metai, kad pradėti
šią kvalifikacijos vertinimo tvarką įgyvendinti jau ir jinai yra taikoma būtent praktikams, kad galėtų pasitikrinti savo kvalifikaciją, įsivertinti savo žinias ir jeigu tai yra paslaugų teikėjai, kad tikrai jie jaustųsi, jog pirmiausiai patiems labai smagu jaustis, kad jeigu yra įvertinta jų kvalifikacija, kaip sakoma, teigiamai, pozityviai, tai jie labiau pasitikė tuo ir žino, kad teikia kvalifikuotas paslaugas. O kvalifikacijos vertinimą pas mus asociacijų atlieka ekspertų grupė, kurią sudaro 5 ekspertai ir yra ekspertų komisijos pirmininkas, grupės pirmininkas ir yra išduodami pažymėjimai labai gražus. Ir noriu pasakyti vieną dalyką apie kvalifikacijos vertinimą, kad tai yra visiškai savanoriškas dalykas ir tai atlikti gali bet kuris tradicinio reiki praktikas, kuris norėtų pasitikrinti savo žinias ir įsivertinti, ar tikrai jis yra gavęs iš savo mokytojo teisingas žinias, o jeigu yra gavęs teisingas, viskas valio, jeigu kažko trūksta, jisai gali visada pasipildyti šias žinias. Taip pat Lietuvos reiki asociacijoje vykdomiems kvalifikacijos kėlimo kursams. Tai reiškia, šių kursų metu praktikas tiesiog perklauso teorinę dalį, šiek tiek praktinės, tačiau tai yra sutrumpintas kursas, tiesiog atgaivinti žiniom ir tuomet jisai gali eiti pasitikrinti savo kvalifikaciją, atliekant testą ir pokalbis tam tikras, praktinių žinių patikrinimas vyksta, tai gali ir neiti tuos kursus, jeigu jaučiasi pakankamai užtikrintas. Pasitikrinus kvalifikaciją yra išduodami labai gražus pažymėjimai, kurie tikrai papuoš ne vieno reiki praktiko paslaugų teikėjo, kaip sakyt, sienelę turbūt, ar ne, kuris ten sertifikatus kabina. Tai va, nario pažymėjimas irgi labai gražus yra. Tai va, turime labai tikrai gražių pažymėjimų. Ir taip pat yra ekspertų pažymėjimai. Ką noriu pasakyti dėl ekspertų? Yra renkami asociacijų ekspertai, ekspertų grupė iš 5 žmonių, reikia meistrų mokytojų, bet jie yra renkami 3 metam, ar ne? Po to yra arba patvirtinami, arba perrenkami kiti. Viskas yra atliekama, rinkimai vyksta visuotinio reiki asociacijos narių susirinkime. Ir tikrai esame atviri, kaip sakoma, jeigu žmonės praktikai jaučiasi, kad tikrai jau jie yra ekspertai, tai faktas, kad tą ekspertiškumą reikia įrodyti, ar ne, tai viskas vyksta mūsų bendruomeniai, bet tai yra kaita, tai yra visada atsinaujinimas ir šiuo metu mes tikrai turim labai patyrusių ekspertų grupę, bet visada esame atviri, kaip sakoma, naujiems nariams, naujiems ekspertams ir mes tikrai turime tendenciją vystytis, atsinaujinti ir esame atviri tikrai visiems praktikam, reiki meistram mokytojam taip pat. Kviečiame visus prisijungti.